papasakot. Ta prasme, aš tai bandžiau taikyti, ta prasme, taip, biškelį, nu, kaip daug kas pavyko, daug kas nepavyko, bet nepavyko dėl to, kad planą nepasidariau. O taip po paskaitų bandžiau iškart taikyti. Tai geriausiai man atsipirko, pasiūlė Nerijus ten pardavimus, pavyzdžiui, pagrindinius pardavimus aš pats darau. Ir pas mane butelio kakliukas buvo. Pastebėjau tada, kad vis ten užsakymų krūva prie stalo stovi, ta prasme, didelė. Tada aš priėmiau žmonių į komandą su Nerijaus patarimu, ta prasme, kad aš vienas pardavinėjau, jie visą, ta prasme, tvarko visus dokumentus, viską. Tai, ta prasme, aš iš karto maržą padidinau apie 2-3 kartus. Kai pradėjau žiūrėti į verslą, kaip mes prekyba, gamyba, statyba, ten, įvairių tokių yra, bet pradėjau žiūrėti į visą verslą kaip į gamybą, kad paskirstyti, ta prasme, krūvius, procesus, ta prasme, nemogu papasakoti. Ir, šiaip, bet dabar rašau strategiją. Ir manau, kad per žiemą parašysiu ir tada pradėsiu taikyti viską normaliai. O taip, kaip spontaniškai taikiau, tai biškeliai. Su mūsų valdžia statyba irgi kalba. Kaip? Su mūsų valdžios pagalba statyba irgi kalba. Jo rezultatai, būtent statyba. Pamatuojami. Tai vien maržas padidėjo 2-3 kartus. Ir metinis pelnas kokius 2 kartus, kaip man. jau pasakyk, ką tu darai, koks veikla. Širdį stogų dangos, pagrindinė, kokie 80%. Parduodam stogo dangų komplektus. smulkiam vartotojui. Ir mes parduodam, ta prasme, tik privatiem klientam. Ta prasme, ne verslas verslui visai sektorius, visai kitoks. Negu Mindaugas. Bet tik sakau, tas taikymas iš karto, taip, tai vėl taikai ir vėl grįžti prie to amato ir, tai reikia planą vis tiek pasidaryti. Kiek žmonių įmonė? 5 šiuo metu. O vyrų kažkaip? 3. Jo. Bet dabar biškai sumažėjo žmonių skaičius ant žiemos, nes statybų sektorius. Šiaip buvo iki 8 šau. O įmonė 2,5 metų.